Atšilus orams Lietuvos miestuose karą pradėjo reiveriai, taip vadinami reivo muzikos gerbėjai, bei urlaganai, treninguoti gatvės huliganai. Nesutarimai tarp reiverių ir urlaganų kilo, kuomet vis daugiau jaunuolių pradėjo domėtis iki tol Lietuvoje ne ypač populiarią reivo muziką. Urlaganai nekenčia reiverių dėl jų klausomos muzikos, aprangos, riedučių bei turtingų tėvų. Jaunuoliai apsiginklavę dujiniais pistoletais, grandinėmis, beisbolo lazdomis bei armatūros stripais pasiruošė kovoti iki galo. Bus daug kraujo, žada jie. Diskusijų šou Prieštrauk šį vakar pakvietė kariaujančius pusės prie barjerų. Kur slypi nesantaikos priežastys, tai šio vakaro diskusijų šou Prieštrauk tema. Labas vakaras, tikrai tokio sutikimo senai nebuvo. O šį vakarą mes nematysime įprastų mūsų diskusijų šou Prieštrauk Seimo narių, ministrų, o galbūt ir profesorių veidų. Šį vakarą vyriausiajam mūsų svečiai bus vos 21 metai. Ar už tai, kaip tu apsirengęs, ar už tai, kokia tavo šukuosena, negi už tai reikia mušti. Jaunos ir karštos galvos tai reperiai, reiveriai, pankai, metalistai ir urlaganai, taip vadinami urlaganai. Kodėl taip atsitinka, kodėl jaunuoliai ginkluojasi ir eina viens prieš kitą į mūšį? Ar tai vakarų įtaka, ar tai tiesiog neturėjimas ką veikti? Mes mėginsime atsakyti šitą klausimą, kur nesantaikos priežastis, kurgi tos nesantaikos priežastis, kaip, pavyzdžiui, jums atrodo? Nu, aš manau, vienas dalykas apsirengimas, po to muzika kokią klauso, nu ir šiaip skirtingas požiūris į gyvenimą. Kaip jums atrodo, pavyzdžiui, ką jūs galvojate, kur tos nesantaikos priežastis? Nežinau. Gerai. Ačiū. Ką jūs apie tai manytumėt? Kur nesantaikos priežastis? Nu, irgi nežinau. Irgi nežinau. Aš tikiuosi, kad kiti mūsų laidos svečiai tikrai padės atsakyti šitą klausimą, o kol kas pasižiūrėkime, kągi pamatėme mes Vilniuje. Ką kalbėjo vilniečiai? Grupuotės, reiveriai, urlaganai, reperiai. Tai tikras karas ar tik tai mados šauksmas? Kaip jūs galvojate? Nu, tikras karas. Dėl tam tikrų įsitikinimų, tam yra tam tikros priežastys. Pagrindinės priežastys tai apranga yra ir muzika, daugiau jokių. Taip yra. Tiesiog urlaganai įsitikinę, tai ką mes klausom yra ne muzika, bet kita vertus didžiai boba, jeigu čia muzika, tada aš pavasaris. Gal todėl, kad skiriasi nuomonės tikriausiai. Viens apsirengimai ir dėl muzikos nieko gal ir šiaip tai galima ir nekonfliktuoti, bet dėl to apsirengimo viso ir panašiai. Mada gal? Tikras karas. Tai visą laik muždavosi. Kaip jūs galvojate, tai mada ar tai karas? Nu, tai sunku pasakyti, kad ir mūsų laikais tai būdavo. Bet čia mada, čia ne karas. Kas yra reiveris, kas yra urlaganas? Reiveris? Reiveris tas, kuris su linaru vaikščio. Urlaganas su sportiniu keliu. Aš nežinau, aš nesimušu. Tai karas. Kodėl karas? Todėl, kad, kaip sakant, vieni, nu kaip mes, kai tie reperiai tam tikrai yra, jie tikrai nėra linkę pulti, muštis ir taip toliau daryti, bet jie patys pradėjo. Girdėjau, bet aš jau išaugau iš to amžiaus. Nu, nežinau, paprasčiausiai taip išeina. Čia ne prie ko, nei stilius, nei mada, čia aplamai, čia mes pradėjom nepatikti vieniems žmonėm, o mums kiti pradėjo nepatikti, taip ir išėjo. Iš tiesų, priežastis keistokos, sakyčiau, galbūt kai kam jos ir atrodo juokingos, tačiau žmonės mušasi, žmonės tikrai jaučia neapykantą. Taigi šio vakaro mūsų diskusijų šou Prieštrauk svečiai. Pas mus atvyko Andrius, jam yra 19 metų, kaip pats sako, esu buvęs urlaganas. Neformaliai jam nepatinka
dėl kvailo elgesio, o labiausiai jam kliūna pankai. Andriu, prašom. Su juo atvyko Dainius, jam yra 18 metų, jis yra moksleivis ir mano, kad jaunimas mušasi iš neturėjimo ką veikti. Prašau. Ir Darius, 21 metų, nemėgsta reiverių, o reperiai, pankai, rokeriai jam netrukdo, pasisako už švarę Lietuvą be narkomanų. Diskusijų šou Prieštarauk. Marijus, 17 metų, buvęs metalo bei roko gerbėjas, sako, kad urlaganai nori primesti savo gyvenimo būdą kitiems. Pas mus atvyko Lapė, čia slapyvardė, greitai jai sukak 16 metų, jai patinka reiveriai ir repas. Pasak Lapės, urlaganai kabinėjasi, nes neduoda tiesiog praeiti. Ir Gavrošas, jam 16 metų, vienas žymiausių Vilniaus pankų. Jaučiame iš publikos reakcijos tam tikras simpatijas. Kągi susipažinome su svečiais, reklaminę pauzę, likite su mūsų laida. Tiksliau, pradedame diskusijas ir aš noriu paklausti, štai Dainius. Dainiau, pasakyk man, prašau, tu atvykai mūsų laidą su ta nuomonė, kad jaunimas neturi ką veikti ir dėl to ir mušasi. Tu pats mušiesi? Ta prasme, jeigu mane kas nors puola, aš tiesiog ginuosi. Nesvarbu kas. Nu, jeigu mane puola, aš nežiūriu, kas mane puola. Jeigu yra toks, paprasčiausiai kiekvienas žmogus ginasi, jeigu jis yra puolamas. Tu pats esi užpuolęs ką nors? Tiesiog dabar nuoširdžiai galiu prisipažinti, kad iš tikrųjų pats esu užpuolęs ką nors. Kodėl? Kodėl? Nu, manau, kad būtent dėl tos pačios priežasties, kad man tiesiog nebuvo ką veikti. Aš norėjau kažkaip pasilinksminti ir galvojau, kad tuo metu pats toks linksmiausias būdas kažkaip pasilinksminti bus, kad nors tiesiog užpulti. Būtent tam, kad pasilinksmintum? Taip, kad man būtų kažkaip įdomiau tuo momentu gyventi. Taip tariant, tu jautei tame mušimėsi kažkokį tai tokį savęs realizavimą? Ta prasme, būtent tuo momentu, būtent tą sekundę, kažkokioj situacijoje. Šiandien tu jau kitaip galvoji? Šiandien aš galvoju visiškai kitaip. Tu smerki save už tos poelgius? Nesmerkiu, jeigu tai buvo, ką padarysi, bet manau, kad kiekvienas žmogus turėtų vieną dieną susimastyti, kad neverta ką nors mušti apskritai. Mariau, ar tau užtektų, pavyzdžiui, priežasties prieiti prie žmogaus ir duoti jam, taip sakant, į snukį vien už tai, kad jis kitaip atrodo? Na, nemanau. Nemanau, kad tai yra priežastis primušti ką nors. Tau reiktų kitos priežasties? Taip. Taip, tikrai. Kokios? Na, jeigu tai būtų kerštas sąskaitų suvedinėjimas su kažkom, tai taip galima būtų pateisinti šiek tiek. Na, pavyzdžiui, jeigu toks pavyzdys. Kerštas. Aš turiu minybą, tarkim, tokį pavyzdį. Jeigu tu sėdi su draugais, ateina tavo kitas draugas sukruvintas ir jisai sako, kad jis suspardė 20 urlaganų. Tai ką žmogus normalus daro? Jisai renka ir eina juos mušti, nes jie kitaip nesupranta. O jeigu tavo draugas ateina, sako, mane suspardė 20 reiverių? Tuo atveju manau, kad taip, visų pirma taip nebūtų. Visų pirma taip nebūtų, bet aš nemanau, kad tokiu atveju reikia skirstyti reiveris, pankas, metalistas, urlaganas. Bet tie žmonės susivienė yra kažkuria prasme. Urlaganas, ką tu supranti po tą prasme to žodžio, kaip tu jį paaiškintum, kas tas urlaganas? Na tai vienu žodžiu kažkokį apibūdinti vis tiek negalima būtų, nes, pavyzdžiui, urlaganai yra labai įvairių. Tie, kurie dabar vaikšto gatvėmis, tai jie yra nepilnamečiai ir jie turbūt nesuvokia, ką jie daro. Ir tai galbūt gal ir geras apibūdinimas, kad tai yra gatvės chuliganai. Mes turime Andrių. Ką tik Marius pasakė, kad urlaganai yra gatvės chuliganai. Tu man esi sakęs, kad buvai urlaganų. Tau, pavyzdžiui, taip normalu yra pasakyti, kad štai aš buvau urlaganų? Ne, iš vis, iš kur šitą savoką atsirado urlaganas. Kaip tavo manimu, iš kur atsirado? Aš neįsivaizduoju, kažkas tai tą savoką prilipdė ir prilypo. Jinai tau nepatinka? Man nepatinka asmeniškai. Kaip tu norėtum pakeisti, kokią savoką tu pakeistum? Paprasčiausiai aš esu paprastas žmogus, kuris užaugo tam tikroje gatvėje ir aš vaikštau tam tikroje gatvėje, niekam nieko netrukdau, niekam nieko blogo nedariau. Va. Ir praktiškai toks dalykas, kad čia va sako, va supuolė, sumušė ir taip toliau. Tiek būna iš vienos pusės, tiek būna iš kitos pusės incidentų. Bet nuo kada tai prasidėjo? Nuo kada tai tiksliai neapibrėžiama, nuo kada tai prasidėjo. Ne, bet
tu man duok bent 3 pavyzdžius, kai pankai arba reiveriai grinai užsiminėjo tuo, kad jie vaikščiojo gatvėmis, ėjo diskotekas, turėdami vienintelį tikslą pasimušti, ką nors primušti. Okay. O man pavyzdį analogiškai. Pavyzdžių pilna. Aš galiu gyvenu Vilniuje, aš pasakyti. nežinau, kuriam tu rajone Aš Vilniuje gyvenu. Gal aš nesusidūriau su tavo draugai. Bet pavyzdžiui, aš nežinau, aš skaitau save daugmaž neutralių žmogum. Ir pavyzdžiui, aš galiu ramiai praeiti pro gaują reiverių, pro gaują metalistų, pro gaują punkų. Ir aš beveik 100% įsitikinęs, kad jie manęs nelies. Tai aš nesuprantu, Bet atvirkščiai, einant, jeigu aš neutralus žmogus, tai aš galiu potencialiai esu auka ir tų, bet kažkodėl mane muša tik tai urlaganai ir tik tai gaujomis. Paprasčiausiai tavo toks likimas, tau taip atsitiko. Labai malonu. Labai malonu. Jeigu tave vieną dieną sumušrėjo, Tu manai, kad tai sutapimas, tiesiog Aš manau, tai tiesiog sutapimas. Aš labai dėkingas, kad bent vienas žmogus man pasakė, kodėl mane muša. Manęs pačio asmeniškai niekada nebuvo užkabinęs nei vienas reiveris, iš tikrųjų. Pas mane, kurie konfliktai buvo gyvenime, buvo tik tai su tais vadinamais gatvės urlaganais. Matai, kažkodėl nesakau, šiaip jau aš važiuodamas čia, aš tikėjausi sutikti ne visai tą publiką, ką aš čia radau. Taip, Nes aš suprantu, kad tu gal nevaikštai gatvėm nemuši. Aš vaikštau gatvėm ir... Bet tu nesikabinėjai prie žmonių. Žmogaus už tai, kad jis nieko taip apsirengė. Atsiprašau, Mariau, Lapė man sakė, tu minėjai, kad tave toks buvo prašymas vadinti. Galiu kreiptis Jurga, žinau tavo vardą. Sakai, kad dalyvavai muštynėse. Tu kaip panelė, kaip mergina, kaip tu dalyvavai juose? Ar tu stebėjai, ar tu gal padėjai kažkam, tai gal išvilkai kokį krūviną iš mūšio? Čia buvo mokykloje, kai paprasčiausiai buvo krepšinio varžybos. Ir viena pana iš kitos mokyklos, kur atvažiavo iš 14 mokyklos, čia buvo. Ir atėjo ir pasakė, taip žaidžia ir ant mūsų komandos sako, va, jūs šūda, jūs, ten, piderastai, jūs ten tokie, jūs pralošit, jūs ten savo. O po to prie panų pasako, ten viena ryža pana buvo, čia aš neslipiu, bet prie jo sako, tu ryža durna. Ir kas toliau? Kaip mes susinervavom. Nuėjom. Ir sumušė. Sumušė? Tas panas? Panas. Panas, bet vieną. Jūs keliese sumušėt vieną paną? Ne, mes panas mušėm. A kiek taip jėgos lygios buvo? Ne visai, bet vis tiek. Kieno persvara buvo? Gal biški mūsų, bet kai kurie tai ten ir nelindo. A kaip panos mušasi, taip gali truputį... Bent jau... Kaip tas atrodo? Bent jau mes už plaukų tikrai nesitampėm. Nesitampėm. O iš kur tu moki muštis? Tave mokino kažkas? Tai ar tu tiesiog matei, kaip mušasi kiti? Aš anksčiau šulankį. Šulankį? Nu tai tu profesionalas. Nu kaip ne? Man atrodo, kad čia vyksta absurdiški dalykai. Ta prasme, tos muštynės. Dėl sako, kad kažkas kažkam kažką pasakė ir kažkas dėl to kažkas sumušė. Kaip taip galima paprasčiausiai elgtis? Tai yra elementarus huliganizmas, daugiau nieko. Čia prapuola savoka reiveris, prapuola savoka urlaganas. Nėra už tų savokų. Gaunasi savokos paprasčiausiai kažkokie tai žmonės, kurie gyvena kažkokioje tai šalyje, tiesiog susimuša dėl absoliučiai absurdiškų dalykų. Dėl to, kad kažkas kažką pasakė. Kodėl žemina, pavyzdžiui, žmogaus orumą? Tai aš savo, jeigu aš esu... Žmogus gimė ryžas, tai ką jam dabar daryti, nusišauti? Tai jeigu aš gerbiu save, jeigu aš vertinu savo rūmą, aš tikrai nepulsiu mušti žmogaus, dėl to, kad jis ant manęs va taip pasakė, aš tiesiog apsisuksiu ir naisiu. O girdi, o kaip tu pateisinsi, kaip tu pateisinsi, jeigu, pavyzdžiui, tu eini, prieš diskoteką, ten pagėręs, ten tari. Ir aš, pavyzdžiui, einu, jūs eina 5, ir aš einu, va toksai, jūs pagėrė. Jūs eisit gražiai, praeisite pro mane? Aš labai atsiprašau, tu sakai mes, kažkas mes, aš nežinau. Ne, ta prasme, aš tau netiesiog nesakau, kad tu ir tavo draugai. Tu sakai mes. Ta prasme, aš... Ką tu po to slepi? Ne, aš nesaku, aš ta prasme... Kitaip, Dainiau, ar tu praeitum pro šalį? Praeitumėt, o ta prasme, gal jisai praeitų, ne? Gal jis praeitų, jis gal dabar va taip pakalba. Jis gal taip gražiai dabar kalba. Už tai, kad aš tiesiog elgiuosi... O taip va, jeigu va, iš kur pas mane va tiek varandų? Ką? Tai tu kaltini mane. Šitas žmogus kaltina mane ir mano draugus. O ten
sakiau, kaip, nu, ta prasme, aš... Palauk, Dainiau. Tai yra dar kvailesnis dalykas. Dar kvailesnis dalykas. Kad gimsta neapykanta ne konkrečiam žmogui, o konkrečiai kažkokie žmonių grupiai, kurie tie kiti žmonės... Išvaizdai. Jo, išvaizdai, neapykanta. Laisvalaikiui. Jeigu tave kažkas sumušė, tai tu susiras tą žmogų. Ir jeigu tai tu nori jam atkeršyti, lygiai taip pat, kaip jis tau padarė, tai tu su juo taip ir pasielg. O nesutikęs lygiai kažkaip taip pat atrodantį kaip į žmogų, pavadini jį urlaganu, nes ten irgi buvo urlaganas, ir tu jį sumuši. Tai tu esi iš vis labai blogas žmogus. Aš atsiprašau, ne? O tai yra, žinai, 10 Dievo įsakymų. Taip. Aš, pavyzdžiui, tikintysis esu, ne? Tikintysis. Aš neatsimenu, aišku, kokiam Dievo įsakymai ten yra, tipo, nekeršyk, ne? Yra toks dalykas. Tai aš tavęs nekviešiu kerštauti. Aš sakau, jeigu tu nori, tai tu taip daryk. Kiekvienas elgesi taip, kaip jis nori. Bet svarbu tai, kad jis nemaišytų kitiems gyventi. Tada bus tikra laisvė, tikra demokratija. Tačiau... Tikrai puikiai mintis. Norėjai pasakyti, daryk, ką nori, bet netrukdyk kitiems, ne? Tai čia bet ir kalbu, kad... Tuo mes pratęsime. Dariau, tu stovi tyli. Ar pats praeitum taip pro pankus, sakyčiau, pro metalistus? Kaip tau jie tave nervina? Ne, jie manęs nenervina, aš pro jas praeičiau, bet nepraeičiau pro tokį, kuris stovi laipiniai, paišo sienas, prisižiūri videoklipų, kur ten negrai savo kvartaluose dažo sienas, paskui eina prie sporto rūmų ir paišo visas sienas laiptinėse. O ką tu jam padarytum? Ką? Mažiausiu atveju jam reikia pirštus nulaužyti. Nusipirko vaikas nitroje malės, paišo sienas, nežino ką reiškia. Aš sutinku su tai. Aš tam sutinku, tai dalykas. Sienas. Mariau, tu kažką norėjai sakyti? Ne, aš tai man toks įspūdis darosi, kad tarp pačių urlaganų yra didelis susiskaldimas. Nes, pavyzdžiui, tai, ką aš suprantu urlaganas, tai, kas man jau yra į kraują įaugę, tai yra skustas su treningais, su Los Angeles Lakers ar Los Angeles Kings. Tokios sąvokos kaip urlaganas apskritai neegzistuoja, mes prieš tai jau kalbėjom. Tai yra išvesta sąvoka kažkieno. Vadinti reikia. Kas išvedė tą sąvoką? Kas išvedė? Aš nežinau, žmonės... Tie patys galbūt pankai, tie patys galbūt reiveriai, tokia savoka išvedė. Gerai, pasiūlykit kaip jūs vadinti kitaip, mes jūs vadinsim kitaip. Pasiūlykit kaip vadinti kitaip ir mes jūs vadinsim kitaip. Nes aš manau, kad aš esu normalus žmogus, nei aš kažkoks urlaganas, nei aš ką. Paprasčiausia, už tai, kad aš vaikštau gatvėje, niekam nieko netrukdydamas, man kažkai vadina urlaganu, kažkodėl tai aš turiu atrodyti su treningais ir plikai. Praktiškai. Todėl, kad kažkas taip nori. Sakykime, daugam nepatinka treningai, sakykime, nu gerai. O daugam nepatinka mano skiauterė, pavyzdžiui. Nu tai va, tai mes... Tai tame ir visas reikalas. Mes nepuolam dėl to tavęs skriausti. Andriau, ar tau trukdo Gavrošo skiauterė? Man asmeniškai jinai netrukdo, bet jam estetinio vaizdo jokio nepriduoda. Jis atrodo kaip... Čia jau kiekvieno pasirinkimo. Norit vaikščiokit su skiauterė, mes renksimės normaliai. Bet tave tai sukelia kažkokias emocijas, pavyzdžiui, kad... Neigiamas. Neigiamas sukelia. Sukelia, be abejo. Būtent tas jo... Kaip? Būtent jo toks... Daugiau tolerancijos. Būtent jo toks atrodymas. Neigiamas emocijos sukelia. Eina. Iš tiesų, kodėl taip yra? Ar užtenka tam, kad atsirastų neigiamų emocijų, ar užtenka vien išvaizdos? Kai kuriems žmonėms užtenka. Tiems žmonėms, kurie neturi ką veikti, neturi kaip pasireikšti. Už tai, kad kiekvienas žmogus iš tikrųjų turi kažkokias tai kūrybinės galės. Nors aš nežinau, gal kam įdomu, neįdomu, aš papasakosiu. Trumpai, prašau. Trumpai papasakosiu. Kiekvienas žmogus turi kūrybinės galės, ypač jaunas žmogus. Ir vat būtent tokiu amžium, kai yra paauglys, pasireiškia tu gal ir taip. Tu kažkaip tos galios veržiasi į paviršių ir žmogus nori save realizuoti. Jam yra sudėtinga kažkaip realizuoti save protingai ir jis daro tai neprotingai. Ir tokiems žmonėms sukelia... Tu manai, kad Gavrošas save neprotingai realizuoja? Jeigu jis taip... Kaip tau atrodo? Nu, pažiūrėkit į Gavrošą. Aš manau, kad taip save realizuoti tai labai kvaila tiesiog. Bet kuriuo atveju yra labai primityvu. Galima sugalvoti kažką protingesnį. Realizuoti save savo išvaizdą, tai nežinau, tai labai paprasta ir neįdomu paprasčiausiai. Man taip atrodo.
Įdomu yra tokie dalykai. O realizuoti save vaikščiojimų, gaujomis ir kabinėjimų visų žmonių eilės. Praktiškai. Ne, šiaip klausantis iš jūsų irgi yra. Tų kovos norėčiau labai gerai išmokti. Tai irgi savo gerai, iš jūsų pusių tai dabar jau yra. Aš neidealizuoju nei pankų, nei metalistų, tarp visų yra. Bet jūsų klausantis gali susidaryti tokią nuomonę, kad egzistuoja, tarkim, urlaganai, nežinau kito pavadinimo, skustagalviai. Ir yra kelios grupelės bandytų, užsimaskavusių pagal juos ir kenkiančių jūsų reputaciją. O galime apie... Kaip man kitaip? Dar tik kartuoju, nėra tokios savokos kaip urlaganai. Tai yra gatvės vaikai. Urlaganai taip vadinami. Yra gatvės vaikai. Reiveriai taip vadinami irgi yra gatvės vaikai. Ir tai yra gatvės problema. Ne, tai palauk. Ko čia užsimaskavę? Tai gerai. Atskirti tai reikia, bet nereikia mušti dėl to, kad mes juos atskyrėm. Tas pats lygiai. Šitą mygtį. Gali būti, bet kažkodėl aš ant savo kailio jaučiu tik tai visą tai nuo urlaganų. Aš pabandyk tu, neskusta galva ir netreningais, įeit, pavyzdžiui, į buvusią Partizanų gatvės rajoną. Tai tu ten nesneik paprašau. Arba į savanorių negalima vaikščioti. Nu neįeisiu, o kodėl aš neįeisiu? Jeigu tau žinai, kad tau ten grėsia pavojus, iš kažkokių žmonių, tai neįsiu. Bet galima apie urlaganus ir forsus įsireikšti. Galima apie urlaganus ir forsus. Nu, ta prasme, pagal savo nuožiūrą. Supranti, toks gyvenimas. Tai gerai, jeigu aš noriu pasižiūrėti, kaip vienuolynas atrodo, aš turiu apsirengti kaip vienuolis? Ne. Ne, aišku. Bet tu iki vienuolyną nieks tavęs nesumuš, supranti? Bet gerai, bet žiūrėk. Tu neik ten, kur žinai, kad tau pavojinga, neik tenais ir viskas. Mano mergina gyvena dabar Naugarduko gatvėje. Aš ganėtinai dažnai vaikštau iš tenai ir neįmanoma ramiai praeiti, jeigu stovi gauja šitų. Jie arba užkabins, arba jeigu jie neužkabina, tada galvoja, kad tu ne ten vaikštai. Kas čia atsitinka? Tai va tam ir yra problema, kad kažkokie žmonės susikuria savo kažkokias tai iliuzijas, kad kažkas yra urlaganas, kažkas yra reiveris ir vis dėl to tave kabina. Tai aš tikrai neužu urlaganą. Apie tai reikia šnekėti. Tai aš apie tai ir kalbu. Kad nesudarykim savo problemų, savo iliuzijų. Ir paskui muškim dėl to žmonės. Tu dabar pamėgink iš tiesų, kaip sakė Gavrošas, nueiti į, tarkim, kur ten Pergalės kino teatre, ne, Vilniuje? Aš nežinau. Nežinai, ne? Čia noriu čia komentuoti, pats prišiausiai pats. Nu, šitą mikį. Nu, aš tą prasme nenoriu komentuoti, kad paskui į miestą neišlysta, ne? Kitaip tariant, tu bijai, kad... Ne ta, kad, nu, tai iš esmės ne ta, kad bijai, bet... Nu, jo. Atsiprašau, galima motinai linkėjimus perėt, mamai? Jau perdavė. Manau, tai nediskutuosime, mes neprieštaraujam. Žiūrėk, pane. Mes neprieštaraujam dėl šito. Grįžtam prie temos. Aš manau, kad Aš šitą galima savo nuomonės reiškia, kaip pasakė urlaganai ir forsai, ne? Aš už, nu, ta prasme, aš kaip galvoju. O urlaganai yra va tie, kurie, ta prasme, va tiems svarbiausia pasikačialinti. Nu, pasikačialinti, ta prasme, atsispaudimus pasidaryti. O forsai, nu, ta prasme, ten aš... Man atrodo, mes biškai nuklystam į laukas. Nenuklystam, palauk. Ne, supranti, urlaganai, ne, vat urlaganai, va tie, kurie pinigų neturi, bet jie įsivaizduoja save urlaganais labai krūti. Eina ir mums, va, ta prasme, mes su jais. Čia jūs taip įsivaizduojat? Jūs. Ne, tu paklausyk, taip ir yra. Aš nei vienas žmogaus taip įsivaizduoju. O tie, nežinau, kaip jos vadina, nežinau, ta prasme, nu, kaip forsai, nežinau, kaip, nu, jie ten su mašinom prie pinigų priturintis viską. Jie prie manęs prisikabins. Jie gali pravažiuoti, tipo, taip į tų, va taip pasakyti. Nu tai jų aukštesnis sąmonės lygis tiesiog. Kaip? Yra dar kiti žmonės, kurie paprasčiausiai klausosi simfonijos muzikos, pavyzdžiui, ir tikrai neina nieko mušti. Aš galiu pavyzdį duoti. Daniel, tu manai, kad muzikos klausimas, jisai kažkaip sukelia kažkokį tai neigiamą reakciją, neigiamą užtaisą kažkokį. Kad tiems žmonėms, kurie neturi ką veikti ir prisirenka muziką, iš tikrųjų yra energijos šaltinis kažkoks. Nes kai klausaisi muzikos, tai būtent tokia muzika, nežinau, kaip reivas, metalas, pavyzdžiui. Tai yra vienos rūšies muzika skirtingose poliuose. Apie muziką, taip? Apie muziką, prašau. Klausyva, paminėjai tu šitą, kas klauso simfoninę tą muziką ar dar kokią. Jeigu tu klausysi klasikos, tu niekada neužsidėsi treningų ir tų pigių kėdų, tu apsivilksi kūkiai paprastai. Bet jie, tie žmonės irgi vaikšto kitaip apsirengę.
primenu, kad mūsų laida yra tiesioginėme eteryje ir štai atėjo skambutis iš Erikos. Jai yra 14 metų iš Kauno ir jinai tiesiog visų mūsų čia klausia, ar negalima gyventi taikiai. Mes taip pat pratęsime diskusijas, nedidelę reklaminę pertrauką, likite su LNK televizija diskusijų šou Prieštarauk eteryje. Po kelių mes tęsime toliau diskusijas. Aš tai paimsiu iš to vieną dalyką, aš prašau atkreipti dėmesį čionai. Prašau. Nors aš sakiau, gyvenkime taikiai, tačiau tai yra daugam pažįstamas daiktas. Kaip jis vadinasi? Beisbolas. Galima aš atsakyti? Nu, byta. Beisbolo lasda, lietuviškai. Čia yra reiverio auklėjimo priemonė. Atsiprašau, galima pasakyti. Ką reiškia? Kaip tu pavadinti reiverio auklėjimo priemonės? Bet aš manau, kad tai yra, nežinau, huliganizmo įrankis. Nes šituo maloniu daiktu, man prieš porą metų palūšiai netgi buvo sulaužyti porą šonkų. Aš galiu konkrečiai paaiškinti, kas tai yra. Su šitu daiktu yra žaidžiamas toks žaidimas, kaip beisbolas. Tai yra sporto inventorius. Jeigu kažkas jį naudoja nusikalstamais tikslais, tai va su tuo žmogumi ir aiškinkitės, o ne sakykit mane sumušė. Tau pažįstamas šitas dalykas? Pažįstamas, aišku. Bet tai praktiškai pažiūrėkit į reiverį, ne, vaikštą apsirengę, ne, kuprinėse, kas pas jos kuprinėse yra? Nu kas? Nu tai, o kam? A tai ką? Jie sako, koks tavo reikalas. Tai o ką, jūs visi beisbolininkai, ne, sporto mylėtojai dideli? Andriau, galėtum pademonstruoti, pažiūrėjau, kaip elgiamasi su šito daiktu? Kaip žaidžiama? Kaip jį laiko? Kažko geriausio. Žaidžiant į laiko. Gatvėj. Metamas kamuoliukas. Metamas kamuoliukas ir juo yra atmušamas. A tai gal jie treniruotis daro gatvėje? Aš su juo paprašiausiai. Duodama yra per galvą. Per galvą? Arba kur papuolė. Aš kažkur skaičiau, kad mušama per kojas, ne per galvą. Praktiškai kur papuolė. Užmušti elementariai, nes paskui paskirtas. Šituo galima užmušti. Laisvai, aišku. Čia yra baisus ginklas, aš sakau. Čia yra sporto inventorius iš tikrųjų, bet kažkas jį naudoja kaip ginklą. Kaip ginklą paprasčiausiai. Tai yra kažkokie nusikaltėliai, chuliganai, nežinau, kaip juos pavadinti. Ar tau teko naudoti į muštinėse šitą dalyką? Ne. Neteko? Tau teko jį naudoti muštinėse? Nu, sakykim, teko. Bet tai, aš normaliai išėjau pažaisti beisbolą. Stadionė. Šitai žmonės nuostatai iškart turi tokį. Kad kažkas būtinai turės kažkaip mušinėti. Gerai, jie pažais beisbolą kamuoliuką. Ir netyčia po to kamuoliuko mano va pažiūrės. Ir praktiškai eina kažkokia dalė, prie manęs pasikabina. Tai ką aš turiu stovėti žiūrėti? Savame aš su šito giniesi. Su kuo turiu, su kuo ginuosi. Andriau, kai tu mušiesi, tu šiaip esi tvirtas vyras, muštis moki. Sakyk, kada tu nustoji muštis, kada tu nustoji mušti kitą žmogų? Kai matau, kad tas žmogus mane pakenkia. Tai yra, kai jis tampa bejėgis, tu nustoji muštis. Taip, kai jisai mane pakenkia. Bet aš stengiuosi nesumušti ir praktiškai, kaip čia sako, tai baisiai vien tik dėl, nu, sakykime, stovi, vat, sakykime, tie patys pankai, tiek to. Aš ten pankas. O kas toks? Aš tai tavęs niekas ir pankrokeris, aš pankuojantis. A, nu pankuojantis. Objekt, ta prasme, aš su grinaveisiu. Aš save tikrų pankų neskaitau. Čia kaip pavyzdys. Ne, tai tu jo, tai jo. Nu, pavyzdžiui, man nepatinka, va, sakykime, tavo išvaizda, bet gerai, o man tavo, pavyzdžiui, nepatinka. Tai ką man dabar daryti, mes susimušam? Bet neįdomusi vien dėl tavo išvaizdos, tai tavęs nemušiu. Ne, tai suprantu, bet supranti, man kokios diskotekos vyksta arba ką nors. Vien dėl išvaizdos nemuštum, jo? Nemušiu dėl Tai išvaizdos. mes kuo puikiausiai susitarėm, kad mes dėl išvaizdos nemušim. Tada turi užkabinti kažkas tai ir tada tu jau... Atsiprašau, labai atsiprašau. Aš tą paprasčiausia, ta prasme, kad kiekvienas ten yra ir pas mane draugų, va tokių pačių, ir mes su jais normaliai sutram. O tie, kurie mūsų nesupranta, ten nei pažįstamas, nei ką. O tai eini, va taip grinai, eini, va bandai pėti, ateik čia. Aš pasakysiu, ką klynas? Ne jokio klyno nėra. Jokinga, jo.
Tai tu nori pasakyti, kad tave muša taip vadinami. Ne, o to grinėjau. Taip vadinami. Ne urlaganai. Gerai, palauk, mes vadinam juos urlaganais. Gerai, jūs taip. Suprantate, aš tavęs irgi, va dabar va taip pat tave pavadinčiau, aš nepavadinčiau tave urlaganu. Nu. Tai... O. Ai. Gerai, bet aš čia va, ramiai va, dabar gal dabar va, tiesioginė laida, va, mes va pasižiūrim per televizorių, labas mama. Viskas normaliai, o ne? O to aš va taip einu grinai ir aš taip grįžiai einu ir jūs pagerė. Ir jūs va grinai taip, o labas, aš taip susipažinam, aš Jonas. O kodėl aš turiu su tavim pažindinti? Ne, tai aš nesakau. Tai gal susipažinsit po laidos, o galų galia. Ne, tai aš palaukit, tokia tu sakyti, aš ten, pavyzdžiui, Pizekamiškovas koks nors, o tu Jonas, pavyzdžiui, tai malonu labai. Bet to, nu, va Vlaperdijus, va koks skirtumas. O to dalyko nėra, tu eini, va, paprasčiausiai, o tau mano šukas nepatiko. Aišku, aš va tai eičiau, tu gal nieko. Tu prisikabinu taip, arba prie šito, arba kelnes suplyšusias. Taigi žmogus konkrečiai pasakė, kad dėl tavo išvados jis tau nieko nedarys. Dėl to aš tavęs nemušiu. Be prieš. Nemušiu. Bet dabar taip sakai. Atsiprašau labai, bet aš ne ant tavęs sakau. Aš ne ant tavęs. Bet tokių labai va daug va. Tai aš ten gyvenu, aš kiekvieną dieną vaikštau. Per kur? Mane? Tai problema ne tame, kad sumušiu. Atsiprašau, girdi. Kodėl aš taip ir netrodo? Tai pažiūrėkit, kaip jūs atrodot. Iš vis galų gale. Minutė, truputį čia dėmesio prašyčiau. Jurga, ar tau teko tiesiogiai susidurti? Aš nedasakiau, aš ką norėjau. Minutė, po to pabaigsi. Ar tau teko tiesiogiai susidurti nemalonioj situacijoje kažkur tarpuvartėj su taip vadinamais urlaganais? Buvo. Kaip tas atrodė? Kaip papasakok truputį? Paprasčiausiai ir jie... Minutę, prašau, Gavrošai, būk geras. Taip. Mes tave išklausėm. Duokim panelį pašnekėti. Eini ir jiem, pavyzdžiui, labai nepatinka mano kelnės, todėl kad jos plačios arba didelės kišenės arba velkasi palei žemę. Sakoja, panelė, kad tu čia per, bulvių maišus užsidėjus. Kaip tavo kelnes bulvių? Parodyk savo kelnes. Čia į tą kamerą. Kaip jie pavadino? Bulvių maišais. Bulvių maišais, aišku. Ir toliau? Arba kad vilkėsi, ko čia gatve šluoji. Daleisim. O ko jie maišo? Arba eini, o reiverka, ypač... Tai vien dėl to prasideda muštinės, noriu pasakyti. Prasideda? Ne, muštinės prasideda dėl to, kad... Vien dėl to. Ne vien dėl to, čia yra nesąmonė. Mes darom nesąmonę. Nu tai gerai, aš viena, jų ten stovi 20, ką aš jų ką nors pasakysiu, jeigu jų eina 20, tai jie ir borzi. Tai jie irgi tada yra kvailiai. Lygiai tokie patys kaip apsirengęs. Paprastai, normaliai. Jie eina į diskoteką Eldorado. Ir kas ten bus? Nu, jeigu tu neprisikabinsi, nieks prie tavęs neprisikabins. Jo, giliai abejoju. Vat giliai abejoju. Ir bairis, kad nieks neprisikabins. Ne vienas jau buvo nuėjęs. Pamėginsi, po to papasakosi. Tačiau, Marijau, kaip tu pats manai, kas turėtų atsitikti? Aš padėsiu sekundę, draugai. Gerai, padėsi. Kas turėtų atsitikti, kad šita nesantaika... Žiūrėk, mes šiandien šnekamės, mes nesimušamgi. Jūs nesimušat, kol kas, ačiū Dievui, nesimušam. Kas turėtų atsitikti, kad normaliai praeitumėm mes pro kitą gatvį, kad į kavinę užėję negaudytumėm tų piktų žvilgsnių, kaip kad kartais būna. Mes jau labai malonu, kad bent jau šiandien atsirado bent 3 žmonės iš jų, su kuriais galima šnekėti ir kurie nepuola... Vačka, pasitrauk nuo mano... Aš tiesą pasakius nežinau, kas turėtų įvykti, kad mes susitaikytume. Nes su jais gatvėje nepašnekėsiu. Jie leidžia tik tai kumščius į darbą. Iš karto. Iš kieno pusės irgi taip pat. Iš kieno? Nu, matai. Iš bet kieno, sakykim. Pavyzdžiui, eina tas pats, kaip jūs vadinat, sakykim, aš vadinsiu gatvės žmogus, paprasčiausiai gatvės. Jisai vienas paprasčiausiai eina, jis supuola taip pat sumuša. Automatiškai, jeigu mano draugas sumušė, nu tai ką, aš turiu tai toleruoti? Gerai, o nuo kada pradėjo pankai mušti urlaganus? Negi mes pankai, va taip bus nekaltas žmogus, mes pankai supulsim ant jo, jį atkalsim ir... Mesgi pasipysim. Mes už taiką kovojam pasaulį, už švarę gamtą, taika pasaulį. Palauk, Darius man irgi... Atsiprašau labai, bet jis biškai nusisekėjo. Ką tu norėjai pasakyti? Jisai nusišnekėjo.
kad mes pasižiūrėtume, kas yra šitie reiveriai. Taigi yra ten pora žmonių yra, kuriems yra ten 20 ir daugiau metų, o šiaip visi vaikai. O visi vaikai, aš pats buvau vaikas, visi nori pasimušti. Dėl to ir vyksta tos muštinės. Hipiai, žolė, minda, basino. Ar nepasakyčiau, kad visi labai nori? Pats dažnai mušiesi? Kada buvau vaikas? Dabar jau nebe? Jo, kaip ir visi reiveriai dabar. Bet taip pat eitum gatve Vilniuje, pamatytum, tarkim, štai Latą, Jurgą arba Gavrošą, pavyzdžiui, kaip tu praeitum pro šalį, nieko, repliką kokią numestum, ar tiesiog nusuktum galvą į kitą pusę, kaip elgtum? Ne, ašgi sakiau, dėl ko aš galiu ant reiverių užpult, dėl to, jeigu pašys sienas, ką nors dar ką darys, o jeigu praeis panelė, tai tegul eina toliau. Žodžiu, jeigu užkabin. Yra bairis, kai urlaganai yra sumušę ir panelį. Mes kalbam apie konkrečius žmonės, kurie šiandien stovi čia, aš stoviu čia, tu stovi čia. Taigi mes atstovaukim kiekvienas kiekvieną. Kaip aš galiu ką nors atstovauti, jeigu tokia organizacija kaip urlaganai absoliučiai neegzistuoja? O kaip jūs vadinti? Tai yra iliuzija. Gerai, pasakyk kaip vadinti. Nu pasakyk kaip vadinti, nu gerai. Niekaip nebūtinai Huliganai, huliganai. Tie žmonės, kurie muša kitus žmonės, yra huliganai arba banditai. Taip ir vadinkim. Gerai, vadinkim taip. Jeigu žmogus, kuris save vadina reiveriu, muša kitą žmogų, tai irgi vadinkim, huliganų arba banditų, kitokio vadinimo aš nežinau. Bet reiveriai, jie pastoja nesikabinėja prie žmonių. Ir jūs dabar, pavyzdžiui, skundžiatės. Tai gerai, tie, kurie nesikabinėja, tai labai geri žmonės, prašom. Vat pažiūrėkime, nuo kada pradėjo, tarkim, pankai, metalistai, mušti urlaganus. Kai jie tik atsirado, tarkim, skusti. Ne, tarkim, skusti, kai jie tik atsirado. Tai pirmieji hipiai atsirado. Tai neegzistuoja tokie žmonės kaip urlaganai, neegzistuoja. Kaip jie neegzistuoja? Egzistuoja huliganai ir banditai. Gerai, tarkim, huliganai. Kurie muša kitus. Jų niekas neliečia. Tai nuos pradėjo mušti tik tada, kai jie išsišaukė patys tą. Nu, kada žmonės pradėjo mušti. Nebeliko Lietuvoje su kompyk. Mario, mes kalbam apie muštynės. Andrius sako apie muštynės. Andriau, tu kalbėk, visi mes kalbam apie muštynės. Jie išsišaukė tom, kad jie kitaip rengėsi. Mario, tačiau muštynės juk tai yra pavojingas dalykas. Tu gali muštynėse netyčia kliudyti žmogų labai pavojingą vietą, tu gali invalidų padaryti. Jūs apie tai pagalvojate? Ir užmušti galima? Galima ir užmušti. Ar apie tai yra galvojama tuo metu? Tuo metu yra negalvojama, tuo metu yra galvojama. Apie ką tuo metu galvojama? Tuo metu yra galvojama, kaip čia pačiam į galvą negauti ir kaip čia užbaigti viską greičiau ir viskas. Tai nereikia eiti, nereikia savisaugos instinktas yra vis dėlto. Faktas, jeigu aš jo neiškirsiu, tai jis mane iškirs. Iš tiesų, mes turime vieną įdomų žmogų studijoje, tai yra mama, vieno iš čia galbūt esančių reiverių mama. Jūsų sūnus reiveris. Jis dar tik pradedantis. Jūs jau kelia problemų tokių, jums nejauku. Gerai pasakė. Aš esu labai susirūpinusi, kadangi mano sūnus domisi šitą muziką ir kada aš išgirdau, kad vyksta tokie dalykai, kad tai muzika gali iššaukti muštynės, tai yra kažkas baisaus. Bet dabar aš iš šitos visos diskusijos matau tą, kad čia nėra muzikoje muštynės. Aš tai įsivaizdavau, kad tai čia yra tik tai muzikos problema, bet pasirodo, kad tai čia yra ne muzikos problema, paprasčiausia iš tikrųjų iš vakarų pasaulio prisižiūrėjusių huliganų balaganas. Abipusis? Abipusis, iš tikrųjų abipusis. Yra smurto banga. Kaip? Prašau. Aš tai manau iš viso, kad čia vat nuo senų laikų ir buvo pankai, metalistai. Anksčiau metalistai tarpusavį kaldavosi, aš atsimenu. Tokie laikai buvo. Pankai su kažkokiais huliganais. Čia nėra kažkokių grupuočių. Va tu apsirengęs taip, tu taip. Čia yra tiesiog banditas, kuris ima bitą ir eina kalt kito žmogaus. Ir kalėjimą reikia sodinti, o ne kad mušim urlaganų ir reperius, reperių urlaganų. Ką, gal ne taip? O kas ne taip? Ne taip. Kas ne taip? Iš tiesų. Sakai, kas ne taip? Iš dalies yra ten lašas teisybės, o šiaip ten teisybės nėra vien dėl to, kadangi mes pirmieji niekada nepradedam, niekada neinam. Ir man atrodo, jūs šiek tiek ne tuos varžovus mums parinkot, kurie yra buvę, kurie dabar yra geručiai ir reikėjo parinkti tuos tikrus, kuris eina kalt. Kaip tu tą tikrą įsivaizduoji? Ne, kuris... Kaip tą tikrą tu įsivaizduotum, apibrėžti? Kaip aš tą tikrą? Aš tikrai įsivaizduoju ne tas, kuris su treningiukais ir klauso klasikos, bet tą įsivaizduoju,
kuris išgeręs ir jam reikia pasilinksminti, o jisai linksminasi kai ką sumušdamas, jis jaučia kaifą. Matai, tokį žmogų yra sunku pakviesti televiziją, patikėk manim. Problema yra ne tame, kokie žmonės susirinkę čia yra dabar ir sprendžia tą problemą. Kodėl kažkokie tai žmonės konfliktuoja su kitais žmonėmis? Taip, taip. Problema yra, kad vyksta ten konfliktai, reikia juos kažkaip spręsti. Aš manau, kad tuo turėtų paprasčiausia rūpintis tėvai, mokykla ir visuomenė. Tėvai turėtų pagalvoti, ką jų vaikai veikia išėję į gatvę, ką jie ten veikia, kaip jie vaikšto apsirengė ir kokios iš to pasekmės. Mokykla irgi turėtų to rūpintis labiau kažkaip. Kažkokią alternatyvą pateikti. Kažkokį laisvalaikį organizuoti? Organizuoti, taip, kažkokį laisvalaikį užsiėmimą. Pateikti žmonėms kažkokią alternatyvą. Nėra alternatyvos, yra vienintelis dabar pasirinkimas vaikams, arba eiti į gatvę. O kas ten vyksta? Pažvelkite į save visuomenės kontekstą, kaip jūs ten atrodo. Taip, palaba, šituo nereikia pradėti kaltinti ir taip vargščias mūsų vyriausybės ir galima, aišku, mes dabar ant jos savivaldybių suvers bėdas, kad jos pinigų neturi, nereikia jaunimui programų. Niekas niekam bėdos nevežia. Aš tik sakau, kas turėtų spręsti. Kas turėtų pasirūpinti vaikai. Praktiškai ir dar toks dalykas. Čia sakau, lengviausia yra suversti bėdą, ne? Ne, tai aš sakau, jūs neverskit, jūs apie tai negalvodami automatiškai verčiat bėdą. Kaip tai verčiam bėdą? Tai va čia tu taip... Ne, tai tu įsiklausyk, aš tik tai patobulinau ir padariau, kad jūs kalti. Prie ko čia mes kalti? Čia aš lygiai taip pat galiu pasakyti, kad ir jūs kalti. Nu, aš nekaltas jūs. Kiek, pavyzdžiui, tau, kaip bačka tavo, ne? Bočka. Atsiprašau, kad įžeidžiau. Nieko. Kiek tavo, tarkim, drąsume, ne? Drąsume. Tavo drąsume vaidina alkoholis kokią rolę? Alkoholis šiaip jau, nu, nedidelę dalę vaidina, nes aš anksčiau taip smarkokai gan išgertinėdavau, dabar nebegeriu šiaip jau. Kažkodėl? Mečiau gerą. Dabar mečiau gerą. Kokią rolę vaidina alkoholis, Andriu? Alkoholis, tai čia... Skatina? Muštynės, riaušės, tai čia didžiausias katalizatorius. Čia tik tai alkoholis ir, nu, ten žolė, taip toliau. Taip tariant, blaivus, normalūs žmonės turintys ką veikti, jie neina, nesikabinėja gatvėje. Nu, blaivus galbūt yra taip tam tikrų elementų, kurie ir blaivus tai daro, bet daugiausiai tai vyksta išgėrus. Ir visos muštynės vyksta išgėrus, praktiškai. O kiek tiesa, kad štai yra klausimas, Jurga, 21 metai, Kaunas, reiveriai ir narkotikai neatskiriama? Kodėl? Nesąmonė. Pala. Nesąmonė. Atsakyk. Ką tu aiškini? Aš gal geriau žinau. Atsakyk. Nesąmonė čia yra. Ir ką tu nusišneki? Negirdi, televizijos žiūrovai negirdi. Kalbėk, būk gera, kalbėk televizijos žiūrovai. Jeigu yra, nu tai yra narkomanų. Visur yra narkomanų, bet nereiškia, jeigu reiveris ir narkomanas. Daug. Tų pačių skustų yra narkomanų. Jo, daug. Vilniuje yra viena iš prekyviečių, ten gyvena netoli mano draugas ir kiek aš pasibūnu, tenai vaikšto daugumoje šitie skusti. Gatvių vaikai, kaip jos vadina. Aš noriu pasakyti, kad ten vaikšto narkomanai, žmonės, kurie serga. Nu tai va, kodėl? Geras. Tai jau nėra skirtumo, kaip jie apsirengia. Ar jie su kostiumais, ar su treningais. Jie yra narkomanai, jie yra ligoniai. Gal nežinos, ką jis eina daro. Tai yra, pavyzdžiui, reiverių irgi, mano toks įsitikinimas. O pankai praktiškai irgi, manau, kad jie vartoja šitą, kaip sakant, amfetaminą irgi, nu praktiškai. Tai ką čia aš nežinau, kas čia tokia yra, girdi, aš nežinau. Per tokį pavadinimą girdžiu. Jo, negali būti. Tikrai. Palauk, Andriau, toks klausimas būtų. Tai yra nenormalu. Ne, žinai, visam pasauliu, между прочим, yra pankai pačioj paskutinioje vietoje. Nu, ta prasme, pankrokeriai, jie yra, tai tipo, malnus į žemę. O tu tą įsitikinęs esi? Įsitikinęs? Kaip tu čia dabar elgiesi, vat praktiškai? Gerai, kaip elgiesi? Elgiesi, kaip elgiesi? Gerai, tai ką, aš valgau, ta prasme, Atrodai taip. Tai būtent taip ir atrodai. Būtent taip ir atrodo. Gerai, o tau taip patinka rengtis, man taip patinka. Gerai, tai ką man dabar daryti? Tai vien dėl to tavęs niekas nemuš. Geras. Tai tau reikia taip ir rengtis, jeigu taip nori, taip ir rengtis ir viskas. O jeigu tu ten... O kaip anksčiau hipių laikai buvo, ką? Taip apsirengęs įkalęs drąsus, nu tai čia aišku. Hipių laikai, kada anksčiau buvo. Aš sakau, jeigu tu nori taip rengtis, tai taip ir rengtis ir viskas.
Tai aš nebuvau gimęs, aš su tavim sutinku, bet aš nebuvau gimęs. Ką aš nekė, aš nieko nešnu. Aš to sakau. Bet palauk, Gavrožai, tu kažkoks piktas esi, ne? Aš ne piktas, tai kad nusišneka biški kairė. Ta prasme, nusišneki, supranti, nusišneki, visai neįtėma. Šitą diskusiją pradėjo krypti kažkokius smulkius konfliktėlius, kuriuos mes tu pradėsim tarpusavį spręsti. Ne, tai iš tiesų ką, o ko jisai man prikaišė, kad aš narkomanas? Aš esu narkomanas? O vienas parodyti arba ką nors parodyti? Tau konkrečiai sako, kad tu esi narkomanas. Nebūk toks piktas, gerai nebūk. Gerai, aš ne narkomanas. Niekas tavęs nepavadino. Niekas tavęs... Duokit man. Narkomanų tavęs nepavadino. O taip, kaip nepavadino? O dabar pasakė, pankai narkomanais. Čia problema jau ne narkomanė, o elementarios kultūros nebuvime, man atrodo. Kultūros, o pas tavai yra kultūros? Atsiprašau. Ne, čia buvo klausimas. Dauguma narkomanų pagal reivą ten tusuojasi, jam patinka. Nu tai va, tai prie ko čia reiveriai? Čia reiveriai, bet daug narkomanų pagal reivą, o ne reiveriai pagal. Jo, tai čia atvirkštinė sąvoka, bet tai jum vardo nepataiso tie reiveriai, kurie vartoja narkotikus, teisingai? Tai mums taip pat vardo nepataiso, kada mes einam ir kažkas tai sumuša. Bet aš vis tiek, Andriu, aš nesuprantu vieno dalyko. Aš nesuprantu vieno dalyko. Kokia pagrindinė muštynių priežastis? Paprasčiausiai, tai yra jau nuo senų senovės. Tradicija kažkokia? Akis už akį, dantis už dantį? Čia kaip ir tradicija. Tradicija. Tai yra kiekviena karta pereina per tą savo, tarkim... Taip, aš manau, kad tai išeina taip, kad tradicija čia yra. Nes praktiškai aš negaliu, pavyzdžiui, toleruoti, kaip jis atrodo, bet tai vien dėl to aš negaliu mušti. Bet taip išeina, kad toleruoti, ne, o dėl to, o ta prasme, o tai toleruoti. O dėl to ir mūsų ir skina visada. Šitai, klausyk, ir skina. Dėl išvaizdos? Jo, nedėk, pala, dėl atrodo. Va, ta prasme, kaip? Gerai, o... Jo, vat palauk, tu počka palauk. Šitą, palauk, kartu. Nu gerai, aš vat... Dėl atrodymo. Po vieną, gerai. Dėl atrodymo. Mes atrodom, kaip mes norim, mes atrodom laisvai, šiek tiek savaime iššaukiančiai, kadangi mes protestuojame, mes vis tiek mes esam jauni, mes norim protestuoti prieš viską. Mes gal ir elgiamės savaime laisviau, ten galim, aš taip galiu padaryti. Jum jau imidžas neleidžia, hebra ne taip pažiūrės. O, negerai. Tai kaip yra lošia. Reikia. Aš dar nebaigiau, ne tai, kad hebra pažiūrės, bet kad mes nebijom tos laisvės, mes nebijom. Mes džiaugiamės tuo, ką turim, o jūs mus dar ne tik dėl išvaizdos kalat, bet dėl to, kad kaip čia toksai ir mieste atrodo panašiai, kaip čia tokių priviso reikia pramažinti, pranaikinti ir... O va. Turbūt daug tokių žvilgsnių nemalonų susilaukti, ne? Kai taip eini miesto gatvę, tai žmonės nužvelgia, tai labai nužvelgia nemalonį, ne? Kaip reaguojate jūs į tai? Jūs, replikuojate tuos žvilgsnius? Minutė, ar replikuojate jūs į tuos žvilgsnius, kai žmonės, pavyzdžiui, eina, nu taip grinai, nu taip prenibrėžitelna, kaip sakoma, pasižiūri į jūs? Mes jau pripratę dabar, mes su Gavrošu pripratę prie tų žvilgsnių viską ir mes jau... Tu, ta prasme... Tai ką, tu atsisuki ir rėki, ko tu čia vėpsai? Nerėki. Nu taip va, mes praeinam ramiai. Dariau, ką tu pagalvoji? Nu tai gerai, alo šventė va buvo, ne? Minutė, pamatai štai, va, sėdi pievelė vyrai apsirengę, ką tu tuo metu pagalvoji? Sėdi, alų gerai ilsis. Bet norėjau pasakyti vieną dalyką. Jie čia minėjo apie hipius, hipiai nuo seno, pankai nuo seno. Bet čia reiveriai yra laikinas dalykas. Čia per Ameriką parodė. Dabar aš ką pasakysiu. Atsirado mada kompiuteriai, ne? Visas pasaulis naudojasi kompiuteriais. Atsirado tokia ir muzika. Kompiuteriais daryti. Ir čia bus vystoma ir aš manau, kad čia... Čia viskas yra laikina. Nu tai anksčiau kompiuteriai tokie išvystyti nebuvo. Čia truputį didėja lygsvarą prarandame, mes prarandame lygsvarą truputį. Čia norinčių nėra atsistoti? Davai atsistoti, davai. Ar yra norinčių čia atsistoti? Nesigėdinkit, nu atsistoti. Ar yra kas nors? Manau, kad neverta. Ir jūsų padaugėjo. Jūs prašot seniai, prašau. Manau, kad
labai neblogai būtų, kad tie žmonės į tai. Ten dėl alkoholio problemų prisidaro, kiti dar tokie. Gydykim alkoholikus, gydykim narkomanus, sodinkim į kalėjimus banditus, naikinkim vaikuose agresyvumą, ugdykim kultūrą ir taip toliau. O manau, kad tarp visokių grupuočių konfliktai kyla tik dėl išvaizdos. Galiu duoti pavyzdį. Aš anksčiau buvau trašistas su ilgais plaukais. Aš pro Moskovskio teatrą negalėdavau praeiti. Urlagan savo įdy волосатый сюда. Тебе pasakys можно. Man būdavo faina. Dabar aš nežinau, kaip dabar tais turiu kabinėjasi. Aš neutralu. Teisingai viskas normaliai. Tai va, galima pasakyti. Minutė. Iš tiesų mes turėjome gana įdomų, unikalų, galbūt šiek tiek įdomų atvejį, kad štai šitie žmonės, kurie šiaip paprastai gatvėje susitikę, na, jie, sakykim taip, be emocijų, paprastai viens pro kitą nepraeina, užkabina vieną kitą repliką, numeta galų gale baigėsi štai šitą beisbolo lazdą. Muštynėmės, tačiau mes dar turime porą minučių, šiandien žmonės kalbėjo, aš tikiuosi, jie kalbės ir po laidos, galbūt paduos ir viens kitam ranką. Štai yra dar porą minučių tarti vienam kitam žodžiui. Prašome. Prašom, ar turi kas ką pasakyti? Prašau. Noriu pasakyti visiems urlaganam, kad nėra kokiais indis visus mėgalus kirpti. O kad jums Dievas nedavė ilgų plaukių užsiauginti. Prašau nesivaikščiot, prašau nesivaikščiot. Dar, Šarikai, prašau jaunės. Dar. Linkėjimai jums, mėly tėveliai, aš jūs myliu. Короче, vienu žodžiu, jeigu mušamos už išvaizdą, tai kodėl jūs nemušat, daleiskim, kareivių, policijos? Nu, jie irgi kitaip atrodo. Aš antrą sandėlį pasveikinti noriu. Sveikinu. Galima Darių pasveikinti, Darių. Linkėjimus. Vienu žodžiu, urlaganai yra lochai. Aš galiu vieną pasakyti, vieną pusę beleka šnekėjo ir kitą pusę šnekėjo beleka. Mama, linkėjimai! Man šiaip norėjau pasakyti, kad man gaila mano oponentų, nes jie nežino, ką daro jų kolegos. Ir negalima buvo su jais nieko susitarti tiesiog. Man tai atrodo atvirkščiai, kad buvo mūsų priešininkai parinkti visiškai netokie, kokie jie būna gatvėse, arba bent jau jie netokiais apsimetė. Ir su jais čia praktiškai nebuvo dėl ko diskutuoti. Mama, aš pusę pirmos grįšiu. Aš irgi, mama apie pirmą. Ką jūs apie tai manot, apie tai, kas čia vyko? Aš tai nesuprantu, kodėl visose muštynėse ir dažniausiai yra naudojamas žodis reiveris. Tai visai aš nesuprantu to dalyko. Pacifistai yra dažniausiai Mūsų šūkis meilė, taika, tolerancija. Ir mes nekariaujame. Ką jūs manot, jūs išklausėt visą šią diskusiją, su kokią mintim jūs išeinat? Urlaganai neteisų. Čia iš vis nebuvo tipiški urlaganai, čia nebuvo forstai tikri. Tai čia jūs dar pats sakėt, kad jie buvę. Tai ką, ir kaip galima sakyti, eterį iš karto, kad aš mušiau, aš daviau taip. Jie dabar jau ne jie. Su treningais, kaip šis. Reikėjo pakviesti tie, kurie daro. Matot, tie tikrieji, jie nelabai eina į eterį, jie yra iš tiesų chuliganai ir jie bijo, kad juos atpažins. Ir jie bijo... O mes nebijome į eterį, to, kad mes nieko neprisidėti esam. Tai va. Kaip apsigintų, kaip sakė, kad jie patys niekada pirmi nepradeda. O kaip stovėjau, tai šiaip paprasčiausiai stovėjau laukia ir jie patys mes sumušė. Panas sumušė. Kaip suprasti? Už ką? Ne už ką, aš stovėjau, su Lenaras taip stovėjau. Priėjo ir pasakė, o tu reiverė, tau, tipo, tu čia ne prie mūsų aplinkos ir paėmė ir sumušė ir viskas. Buvo šalta šitoje studijoje, galbūt laukia dabar ne taip karšta, čia nebuvo šalta, buvo šilta. Mes kalbėjomės, tikrai parodėm, kad žmonės ne tik mušasi, ne tik viens kitą pamatė gatvėje, jaučia neapykantą, bet ir gali kalbėtis, iš tiesų gali kalbėtis. Penktadienį.